Sveiki, aš esu Marija ir šiame pasakojime pakviesiu pažvelgti giliau į tai, ką reiškia pažinti kultūrą per maistą. Kultūrą, kurią ragaujame. Ar ją tikrai suprantam? Nes kartais vienoje lėkštėje slepiasi daug daugiau nei tik skonis. Na ką, pradėkim. Azijos maistas populiarus. Ramen, sushi, fa jau tapo kasdienybė. Bet ar kada pagalvojame, ką iš tikrųjų ragaujame? Ar tik skonius? Ar kartu ir kultūrą, istoriją, žmogaus pasaulėjautą? Šis video ne tik apie tai, kas lėkštėje, tai bandymas pažvelgti giliau už skonio ribų. Fa nėra tik sriuba, tai namų šiluma Vietname. Sushi ne tik ryžiai su žuvimi, bet estetika ir tikslumas. Ramen ne greitas maistas, o tūkstančio variacijų menas. Tačiau Lietuvoje šie patiekalai dažnai adaptuojami, pritaikomi mūsų skoniui, o kartais ir mūsų stereotipams. Kiekvienas patiekalas – tai istorija. Fa sriubą Vietname žmonės verda 8 valandas. Tai negreitas pietų meniu, tai tradicija. Sushi Japonijoje – tai estetika, drausmė, pagarba produktui. Bet kai šie patiekalai atkeliauja į mūsų šalį, jie keičiasi, prisitaiko, kartais tam, kad mums patiktų. Klausimas – kiek autentiškumo lieka? Ir ar mums iš viso jo reikia? Bet dabar įsivaizduokim, kad kas nors paragautų mūsų lietuviško patiekalo, pavyzdžiui, šaltibarščių, ir pasakytų: čiagi tiesiog šaltas rožinis vanduo su daržovėm. Mums lietuviams šaltibarščiai tai ne tik skonis. Tai vasaros kvapas, šeimos pietūs sode, močiutės virtuvė, tai tradicija, prisiminimas, jausmas. Ir tada supranti, kitiems jų keistas kvapas ar per daug aštru reiškia tą patį. Tai jų pasaulis. Mes dažnai žavimės Azijos kultūra, jos spalvomis, kvapais, estetiškais patiekalais, bet kai ši kultūra atsiduria mūsų lėkštėje, mūsų reakcijos ne visada būna tokios romantiškos. Kartais mes neragaujam, o vertinam, nepažįstam, o sprendžiam. Per aštru,
per kvapnu, per keista. Tai ne pavieniai komentarai, tai mūsų kultūriniai refleksai ir jie atsispindi atsiliepimuose. Bet gal problema ne maiste, o mūsų suvokime? Mūsų skonis dažnai susiformavęs per kultūrinius įpročius. Kas mums keista, kitam namų skonis. Bet kai mes kaip klientai sakome, gal padarykite ne taip kvapniai, ar tikrai norime paragauti kultūros, ar tiesiog patogios versijos savo. Kai Lietuvoje atsidaro Azijos restoranas, tai ne tik verslas. Tai bandymas įsikurti svetimoje kultūroje. Tačiau savininkai dažnai susiduria su barjerais, kurių mes nematome. Pirmiausia, kalba. Ne visi moka taisyklingai lietuviškai ar net angliškai. Ir deja, bet tai riboja galimybės bendrauti, prisistatyti, paaiškinti. Požiūris. Kai kurie klientai ar net verslo partneriai žiūri į šiuos žmonės su nepasitikėjimu. O iš kur tie tiekėjai? O kodėl taip keistai aptarnauja? Ir trečia, stereotipai. Kartais jų net nesuvokime. Indų restorane turi būti pigiau, jei nesu lašiša, tai nesuši. Tikiu, kad skanu, bet ar švaru? Šios sienos nematomos, bet tikros. Ir jos veikia žmonės. Sugalvota, bet labai realistiška situacija. Rafael atvyko iš Brazilijos, dirbo virtuvėje, vėliau tapo tiekimo vadybininku vienoje įmonėje. Kartą jis pasiūlė bendradarbiauti su tiekėju iš Rio de Janeiro, su kuriuo buvo dirbęs anksčiau. Vadovybė pasakė, nežinome šio regiono, geriau ieškoti kažko iš Vokietijos. Rafaelis pasijuto taip, lyg jo patirtis nereikšminga, lyg tai, kad jis iš Pietų Amerikos mažina jo vertę. Po kelių tokių atmetimų jis nustojo siūlyti idėjas, o paskui nustojo ir tikėti, kad jo balsas iš viso ką nors reiškia. Kai balsas ignoruojamas, jis nutyla ir kartu su juo prarandam galimybę. Kai kalbam apie tarpkultūrinę komunikaciją, dažnai galvojam apie vertėjus, protokolus ir taisyklės. Bet iš tikrųjų viskas prasideda nuo paprasto klausimo. Ar aš noriu suprasti kitą žmogų? Mes galime paklausti padavėjo apie patiekalo kilmę, nepradėti pokalbio su žodžiais čia keista, o su čia įdomu. Atverti širdį, o nelyginti su tuo, kas mums įprasta. Ir tai galioja ne tik restoranuose, tai galioja visur, kur susitinka skirtingos kultūros. Smalsumas kuria ryšį, pagarba augina pasitikėjimą. Pabaigiant norėčiau pasakyti, jog Azijos kultūra tai ne tik kvapai, prieskoniai ir maistas. Tai šeima, tai istorija, tai žmogus, kuris atsineša savo pasaulį į mūsų lėkštę. Kiekvieną kartą, kai ragaujame egzotišką patiekalą, mes galime pasirinkti. Arba tiesiog pasisotinti, arba pažinti. Ir kartais pažinimas prasideda ne nuo atsakymo, o nuo klausimo. Kodėl taip? Ir tik tada atsiranda erdvė tikrai tarpkultūriniai komunikacijai. Azijos kultūra lėkštėje. Ar mes ją suprantame?